Šeivamedis juk ne tik arbatai. Ne tik arbatai. Jis yra ir šitą, ir kaip apeiginis. Kur buvo sodinamas šeivamedis? Pažiūrėkim senus lietuvininkų to Šišelniškės sodybos. Juk prie vartų krūmeliai augo, atseit apsauga nuo blogos akies. Va. O uogos, pavyzdžiui, sirupam daryti, šeivamedžių, juodojo šeivamedžio, čia apie raudoną aš jau nekalbu, pas mus, nežinau, anksčiau nebūdavo, atrodo, pas mus, sirupui daryti. Pavyzdžiui, reikia, kad paspalvinti ar ką nors, kad sirupui, kad vanduo ar ką nors vandenį darysi. Žodžiu, konditerijai, kulinarijoje ir dažas yra. Ir dabar, ne, šeivamedis. Čia ragauti neduosiu, bet vynui daryti. Ką dar mes turim, nesakykim, augaliukas, debesylas. Juk tai yra, nesakykim, bronchai, kvėpavimo takam, šaknis, astmai su medum, jeigu nepamainomas yra. Irgi mažai kur bėra, mažai sodybos berasi. Laukinis našlaitis, laukinį blizdyngę, ne. Tik be šaknikių, jeigu su žemuogėm, dar jeigu pridėti šitų dilgėlių, taigi čia kraujui atstatyti, valyti, nesakykim. Net pavyzdžiui, jeigu yra kažkokia ypatingai paauglystės amžiui spuogai ar kas nors, vat čia, geras dalykas yra. Šitas augaliukas man visą laiką tokį mislė buvo. Galima sutrinti, aš duosiu jums, susitrinkit ir pažiūrėkit kvapą ir pas mus vadina mentoru. Sako yra, kad jis yra literatūrinis atsiprašau, balzaminė bitkrėslė. Arba muskatinis šalavijas. Mes daugiau naudodavom, jeigu, pavyzdžiui, neturi šitų migdolų, kepant varškės pyragą, išdžiovint, sutrint, nuostabus kvapas yra. Pas mus paprastai šitą tą dalyką naudodavo, pavyzdžiui, kojom mirkyti, kad tonizuojantis yra jisai. Pamirkis kojas gali šokinėti per žodžiu. Tai va, pas mus augo, bet išnykęs buvo. Čia kuriais metais, nepamenu, kuriais metais buvo, žodžiu, aš pas Mariją Skrapską buvau, užlindau ten į tą ūkinį pastatą, žiūriu, prikabinta tų buntelių, aš Marijos klausiu, kam? Sako, aš kai einu į vonę, aš visą laiką užsiplikau, įpilu ir sako, aš atsikeliu, galiu bėgti, ne, jo. Tai vat iš jos dar parsivežiau, pas mus buvo išnykęs. Čia aišku, šalavijas, vaistinis šalavijas, ne, yra, ir irgi koks kvapas yra, galiu duoti. Va, čia skalavimam ar taip, neperšalimo, kad yra viskas, metylė, pelynas, ne, čia daugiau šitai, vidurių, skrandžio ir į visus tos vidurių lašų, net viską, visi žinom, pelynis, kad kam yra daug maž. Čia yra ajeras, kalmai mes vadindavom. Jų dabar mažai kur irgi ne visur bėra jau. Va, tas kvapas, va, toks jų ir naudojamas. Aišku, gali dar kažką prisidėti, kas čia dar tokį yra. Mėtą visi žinom. Ne, tų mėtų įvairių rūšių yra. Čia aš dabar nebeturiu tos vadinamas gumbo mėtus dar buvo. Tai jau kaip
prie onkologiniam tokiam. Bet aš jau nebeturiu jų tokių. Nu, kas čia dar yra? Kas čia dar yra? Kas čia dar yra, ane? Na va. Na, akį išveiti. Akims plauti. Jeigu, pavyzdžiui, ar, nu, traiškanoja ar ką nors, ypatingai vyresnio amžiaus žmogui, jų irgi. Nu, kietis, aišku, čia daugiau vyriškom problemom. Jeigu pridėsi varpučio, pridėsi dobiliuko, nesakykime, ir tuo lepiko aš čia turėjau, atrodo, neturiu, nežinau. Na va, ir lepiko, net dar ritualas toks būdavo, varputį susuka va šitaip, tokį padaro vainiką, ir taip deda kietį, taip deda lipiką ir šitų dobiliukų žiedelių. Čia prostatai. Šilinis tas gvazdikas, ane, man žiedeliai nubėrė, dar nežydė, teisingiau, nežydė jis. Mes vadinam laukiniam negelkom. Nu, širdžiai pirmieji vaistai. Ritmui sutrikus ar ką nors. Va. Kas daugiau? Macitinė, nežinau literatūrinį pavadinimą, va, galvos skausmai, migreniniai skausmai. Va, kas dar? Tai per kiek laiko jūs čia priskynėt šiandien ryte? Greitai, tai visas šalia jūsų kažkaip randasi, visas netoli? Viskas netoli, viskas už kiemą yra ir tik tais reik rasti. Kad aš čia Sinavadą kažkur pasiroviau. Nu, ugniažolį turbūt visi žino mane, onkologiniam susirgymam, bet atsargiai, labai atsargiai. Nu, gali ir, kaip sakant, ir negrįžtamai pasidaryti. Bet jauti pats. Pavyzdžiui, jeigu jau perdozuosi, pirmą eilę viduriavimas, viskas, nu, mažink dozę, mažink viskas. Kraujo spaudimui, raskila, mes vadinam fraumantiliai. Nu tikrai, nesaky, poniškė, ne? Frau poniški tie mantiliai yra, tai paltas. Tai išverskit tą pavadinimą kaip lietuviškai būtų. Ponios paltas. Pažodžiui, ponios paltas, ne? Jo. Mes taip jau vadindavom frau mantiliai. Va, nu ką čia daro, ne? Va, lipikas, ne? Dar nežydi. Va, kas čia dar yra tokio? Viengyris. Vienrykštė mes vadindavom. Nu, aišku, miegui, raminant, jeigu žiedeliai yra labai gerai, ne? Ir taip, ne tokiam nerviniam, kad yra šaknis, jeigu sumušus, gyvatė įkandus. O buvo gyvačių? Pasitaikydavo. Arba miške, žodžiu. Va, kas dar? Nu, augaliukas. Melisa. Nu, čia visi žino mane, jie vis raminančius, jie visus galvos skausmus, jie vis raminančius, melisa visur įeina jinai. Ir dabar nenaudojama yra. Raktažolė. Sinusitas. Visiems irgi... O čia senovinis raktažolė augalas? Senovinis yra. Bet dekoratyvinis? Ar laukinis? Jis laukinis yra, jis iš miško yra. Aš pas mane ten taip, kaip pavasarį jis yra dekoratyvinis, o paskui jis tampa ir labai gerai yra, pavyzdžiui, šitą lapus galima valgyti. O jeigu taip lapus sudžiovinti ir sutrinti ant duonos su sviestu. Va, yra imunitetui. Kas dar? Islandinį kerpeną. Nu, visi žinom, dabar reklamuoja visus tuos, kas su kvėpavimo takais, ar ten kas nors yra, visur islandinį kerpeną įeina. Čia žmonės žinoja. O kur jis auga? Miškuose auga, sausos vietos. Jeigu taip, jeigu sausai yra, jas eisi basom kojom, gali kojais persidurti. O jeigu yra šlapia, ant jų gali paslysti
čiuošti. O kas čia? Užpilti. Čia yra gėrimui, bet po lašiukus galima. Žodžiu, po lašiuko yra ajerai kalmai. Čia jeigu jau taip, nesakyk, su skrandžiu kas nors yra truputėlį taip, bet O su kuo užpilta? su degtinė. Čia jau yra. Dar ko aš nepasakiau, apie šeivamedį. Šitos nežydi dar, nežydi stravai, kraujažolį. Nu, kraujažolį, visi žinom, pats pavadinimas sako, vynui daryti kraujažolį. Kraujui taisyti, nesakykim, raudo. Va, geras dalykas, tai ne? Geras dalykas. Sako, čia kas čia dar pas mane yra, va. Na, čia visi žinom, čia aš prieš pat jums, kaip jūs skambino, tada aš, va, siauralapis gyslotis, nešpicveigerich, mes taip įvadinom. Pažodžiui, kaip jis verčia? Špicens, ne siauralapis, siauras. Nu, taip, matyti, taip ir yra. Va, ir kraujo spaudimui labai gerai pridėti prie kitų, prie tų fraumantelių yra gerai pridėti. Va. Nu, šitą, ne, kepins ir iš viso, nesakykime, viskas, kas yra. Pienas, kiaulpienas? Kiaulpienis yra. Čia gal kitaip vadina? Kiaulpienį taip ir vadina. Nu, kaip reikia ją pasidaryti? Šaknis su pienu galima. Šaknis su pienu ypatingai gerai yra, valgyti galima. Tai tokia žalia šaknis sutarkuoti ir su pienu? Sudžiovinti. Sudžiovinti pirmą? Jo, sudžiovinti. Gali ir taip, ne, gali ir žalia. Aš, pavyzdžiui, niekada jų nerenku. Praktiškai nuo ankstaus pavasarį iki žiemos, iki naujų metų, ne, jeigu reik, nu, jie įsidūrė, išsikasė, viskas. Tu žinai, kur auga jos. Nu ir, kam jų rinkti? Aš nerenku, praktiškai nieko nerenku. Man reikia, žiemą aš nueisiu, aš prisirausiu, ne. Šitą gyslotis, visi žino mane, sakykime, nu, čia tas keli rytiniai vadinuosi pas mus. Va, Kaip vadinasi? Keli rytiniai. Rytinis tai būtų ne toks kaip, nu, apvalas, ne. Va, tai čia. O ant takų paprastai ir auga, tak. Va, kas? Nu, karvadants, ypatingai šitą, kada yra reumatiniai tokie podagriniai, ne reumatiniai, podagriniai, ne, užpila ir trinti. Nu, gerti jau ne. Va. Nu, kadugys visi žinoma, ne. Čia jau yra ne irgi su virškinimu susiję ir uogos, ne, kadugių šaknis, ne, sumušimam labai gerai yra pridėti, jeigu yra sumušimas koks nors, arba anksčiau kaip kadugių naudodavo šitą, kad ypatingai, kad, nu, derliaus nuėmimo metu agurkus raugia, bačkas, nesakykim, dezinfekuoti. Paima ir parūko tą uždega ir parūko ir agurkai gerai laikosi. Nu, nesuminkštėja. Nu, ten aišku, dar reikia pridėti ir ąžuolo galbūt deda. Su tuo pelynu ir kadugiu, juk sakydavo tos išgąsčio ligos, nu, kad aprūkindavo. Naktį šokinėja ar ką nors, vat ir. O tai kas, laumis dusina? Ne, lomis, ne, nu, vat, šokinėjai taip neramiai, ar ką nors, vat, kadugiu ir čia buvo dar. O nuo laumės kažkokie buvo, tai žolių, nuo laumių? Kad naktį kad nuo lomis, tai ne. Ne, tik tas, kad tos savo apavo padėti nuo lovos. O apavo tai buvo, ne? Jo. O mama sakydavo, ne? Va. Tai kaip reikėjo tą apavą padėti? Nuo lovos. Kad laumį suklystom, kad tu esi išeis ir, žodžiu, kad nematytų, kad tu į lovą įlipai. Jeigu tu taip, ne, įlipai, tai laumė žino, kad tu jau esi lovoje. O jeigu tu taip yra tavo, nesakykim, koja, nu, tos šliuris ar kas nors yra, tu esi išeis juk. Ir klausydavo tą, nedarydavo taip pats? Jo.
O neteko girdėti, kad apskritai, kad laidojant užkalbėtoje arba tą, kuri labai daug užsimdavo tokiais dalykais, kad rūpužės išlenda. Ne, ne, Bet neteko net girdėti, ne, 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 kad draugavo su rūpužėm, ne? ne. Šiaip draugauti su rūpužėm reikia, nes, sakykim, reikia, jų negalima, nesakykim, nu, jeigu įsiveisi yra, parsivedė rūpužį į namus, parsivedė, jau nieko nebepadarysi, ne. O kaip suprasti? Nu, pusiaužiemį dieną išėjai, ne ką nors iš miško parsinešėjai. Pusiaužiemį? Jo, iš miško parsinešėjai, parsivedė jau kažką. A ne, tu gali ir pelės, ir žiurkės, ir rupūžės. Tai kaip ir nelabai gerai? Nu, bet jeigu jos įsiveisi, tu turi, kaip sakant, paskui laukti, kol išvesi jas. Kol jos... Tai čia gerai ar negerai? Nu, šiaip nėra gerai, ne, geriau tokių dalykų nedaryti yra, bet mūsų vienais metais irgi buvo įsiveisus, nu, tu rūpužį nebeatsiginsi, nes ir viskas, o guli lovoje, pradėjai šaukti, naktį, pradėjai šaukti, greit, ratavok, šetons į mane vez, žinai, į lovą įsilipus ant pagalvis rūpužį. Na va, ir didelį tokį buvo. Na ir labai šliaužė į vidų. Labai šliaužė. Nu, matyt, aš nežinau. Dabar neturiu jų. Dabar tikrai neturiu. Tik žaltį turiu. Žaltys ateina, vat, katinu pienu, vakare palieku, žaltys atšliauž. O žaltis tai gerai? Sakydavo, kad gerai? Nu, aš nežinau, ar gerai, ar ne. Aš tik stengiuosi, kad, pavyzdžiui, anūkai ar kas nors, kad neįsigastų, nesakykim. Aš pats vien kartais čia ravėjau žolį, taip, nu, raunu ir tokia sena žolė ir viskas, captų žalčia. Žinai, jausmas koks. Aš nebijau, bet bijau. Nu, tai va, ir... Ne, apie rūpužį tokį, kad... Bet čia jau aš tiesiog gyvena šalia visada, vad girdžiu ir kvarkė, ne, čia varlės Varlės rūpužės. čia daugiau, ne, O rūpužės kur jos gyvena? Rūpužės jos, kitą kartą ten buvo po triušių, ale jos visur, va, čia jų gali būti. Visai. O čia gegutė? Jo, Kiek kukuoja, kiek laiko? kol mėžė išplauka. Vasaroje išplaukia mėžė ypatingai. Jis sako, gegutė mėžė akut paspringa. Jau paskui prieš galą, tik tais jau bekra ir viskas. Ir kelias dienas ir viskas bus. Tai koks čia laikas maždaug bus? Birželio bus. Birželio taip. Apie kokį? Apie Jonines, prieš Jonines galbūt. Net. Priklausomai nuo metų. O tai kuo jin virsta paskui? A, ką žinau? Ką žinau? Jos, kad čia, ojei, kai jų čia daug yra. Jos, kad čia sulėk po 2-3 pradėt kukuoti. Judėjimas mažas, seniai, čia yra. Tai vis tiek. Ir matyt, turi lizdų. Aš taip galvoju, kad jos yra padėjusi kiaušinį tenais. Mama buvo taip, ne mama netikėjo, nelabai tikėjo tom dalykų, tom žolelėm, to gydį. Bet kai buvo blogai, visą laiką, tėtis irgi sakė, bob žolė, ko čia dabar, ale jau kai sunegalavo ar ką nors, pataisyk man tų bob žolę. Buvo 2 vyrai. Jūsų kaime Kisinio? Vienas ateidavo, aš nedaug pamenu, ateidavo toks, jis buvo kaip ubagas. Jis buvo kažkur nuo Šilutės krašto, Ansas Perkams. Tai jis turėjo tos taškus, nuo Šilutės pareidavo, jis ten šitą Aglonėnus, kur Aglonėnų tai yra etnografinis sodybų, pas Vytienė būdavo. Ir tada ateidavo čia į Kisinius, va, jisai su tom žolelėm, jis atneždavo. Jis taip nieko neprašydavo, nieko, jis atneštų žolelių ir tu pats turi suprasti, kad tu turi duoti jam. Jis parinkęs, beidamas, ką jis žinojo,
atneša ir į savo krepšį ten pridėjęs ir jeigu tu, pavyzdžiui, nežinai ar ką nors, jisai jau pasakydavo, ar kažką naujo, jeigu kažką atneždavo. Tai jis jums atneždavo, ne? Jo. Ir kai norėdavo, kad už tai duotų jų. Nu, kažką tai duoti jo. Maistą turbūt, ne? Jo. Tai vat jisai... O ką duodavo už tai paprastai? Visko. Visko. Ir jeigu turėjai kokį nors, aišku, jam, kad jeigu ir kokio lašinio neturėjai, ar ką nors, gal išvirtos mėsytis kokį gabalėlį, ne, ar ką nors, ar ten duonos, ar ten kokį kiaušinį, ar ką nors, nu kažką tai tokio. Kokiais amžiaus buvo? Sunku pasakyti, kiek jis amžiaus buvo, jis jau sunkiai taip, jau amžiaus turėjo gerą. Ir jis paprastai ateidavo virtuvėje, paprastai pavalgydavo ir jeigu, žodžiu, kitą kartą jis jau matyti ar blogiau jautėsi, ar ką nors, prašydavo pernakvoti, bet sakydavo, aš tik į staldį, dėl to, kad aš turiu gyvulokų. Utėlių turėjo. Ir tik tam tvarte miegodavo jisai. Tai čia? Jo. Ir mama labai bijuodavo, nes sako, nei pasų, nei jeigu numirs ar ką nors, ką tada daryti, žinai. Jau nelabai norėdavo, bet, vis tiek reikėjo. Kurio čia laiku jis ateidavo pas jūs? Kokie buvo 60, jau naujieji rubliai buvo, 60, kokie 3. Paskui jį pagavo, išvežė, jis buvo iš Kartlaugaliuos, kaip senelių namai, ne. Iš ten pabėgo jis ir vėl keletą metų vaikščiojo, ir paskui jį pagavo, to sovietmečių, ir išvežė į Linkovą. Linkovos buvo senelių namai. Ir, žodžiu, dar jis buvo parašęs laišką, mamos prašė 3 rublių, aš noriu, žodžiu, akinius nusipirkti, kadangi aš noriu paskaityti Ceitungą. Ir mama išsiuntė jam į tą laišką tos 3 rublius. Ir po kiek laiko laiškas atėjo, atgal tie 3 rubliai atėjo, kaip sanitarija, nesakim, kaip ten, darbuotojai parašė laišką, kad perkamo jau nebėra, ir tos 3 rublius atgal atsiuntė. Tai išsilavinęs buvo, mokėjo skaityti? Skaityti jis mokėjo. O kas jam nutiko, gal žinot, kad jis? Ne, nieko. Niekas nieko nežinojo, nekalbėjo? Kažkaip mažai. Tai vienas, o antras? Antras toks buvo Martinas Bobis, jis išvažiavo į Vokietiją, tai jis mane pasiimdavo, turėjo tokį motorinį dviratį, vadinam birbinį, bet jis jau po plačią apylinkę rinkdavo tos vaistažolės. Jis užsiminėjo beveik tuom. Kaip verslą tokią, ne? Jo, tokį versliuką tokį. Ir už vaistažolės ko norėjo? Ar maisto, ar pinigų? Aš nežinau. Bet kažką tai atsiskaitydavo mama, ne? Kažkaip jo, bet ką jis imdavo, kaip jis ten, kaip su juom atsiskaitė, mums nereikėjo. Jūs nepirkdavot iš jo? Ne, mums užteko to, ko mes. Bet pasimdavo jūs kartu su savimi, ne? Jo. Kad padėtume turbūt. Kaip padėti ir kažkiek perduodavo, nesakykime. Bet turėjo tokį, kaip sakyti, supratimą, kad reikia kažkam perduoti? Jo. O iš kur tas toksai suvokimas? Jis buvo vienas, Neturėjo šeimos. Nei šeimos, nieko, artim. Tai jūs beveik iš jo ir esate daugiau ar išomamas tų žinių gavęs? Sunku kitą kartą pasakyti. Iš visų, ne? Iš visų po truputį. Pastebiu tokį dalyką, ne, kad vienas žolės ateina pas tave tam tikrų laikų. O? Paskui jų nebėra pas tave. Aplink namuose, ne? Jo, nėra jų. Turbūt tau nereikia. Turbūt. Mano tokiu yra. Aš gal biškai nesakysiu. Bet mano tokia mąstysena. O kur džiovino tas augalas, kur laikė? Ant kriauts. Stalai ir arba taip, į pavėsį. Džiovint pavėsyje. Tai vadinasi aukštai, ne? Ta kriauts yra tas... Antras aukštas. Antras aukštas, ne? Daug prikabinta būdavo? Pas mus paprastai, nesakykim taip, susmulkina ant popieriaus ir tada, kai išdžiūsta, į kokius nors maišiukus. Ir kur tada? Ir tada jau į kokį nors dėžę ar ką nors susideda. Bet vis tiek viršuje.
laiko per metus, ar ne? Taip, taip, taip. Tai ant žemės patiesdavo, ne popierius, ar ant grindų? Nu, paprastai. Ta prasme, nesukabinta. Ne. Nes paskui sunku, nes, sakykime, yra sukarpyti ar ką nors, kaip tu užpilsi vis tiek. Tai turbūt viskas buvo nuklota per vasarą, ne? Nuklota būdavo. Nu taip, tiek daug, būdavo. Kitą kartą ir svetimimą ar ką nors, vat. Juk atrodo gėlė ta palargonėje. Bet sako, ne, paimk šitą galvą skaudą ar ką nors, pareini po darbo pervargis, įtampa didelė, pridėk keletą lapų, marlikę užrišk, pasėdėk keletą minučių. Viskas. Įsitikinimas. Ką žinau? Ką žinau? Na, ačiū labai. Ačiū labai už visą tą pasakojimą. Aišku, aš jau netiek tai žinau, aš daug nieko nežinau, bet kiek žinau, tiek man užtenka.